Tai sekantis pranešimas apie odontologinės procedūras nėštumo metu, apie jų naudas ir pavojus. Na, kodėl tokią temą pasirinkau? Todėl, kad nėštumo metu yra labai daug naujų iššūkių, daug kas keičiasi ir dėmesys paprastai yra sutelkiamas į kitus dalykus, į vizitus pas ginekologą, į vaisiaus augimą, į kažkokį pasiruošimą gimimui. Ir tokie dalykai kaip dantų priežiūra, reguliari burnos higiena ir patikra pas odontologą tikrai kartais nueina į antrą planą ir apie tai yra pamirštama. Tai kokia tikimybė susidurti nėštumo metu su dantų problemomis? Be abejo didelė. Tiesiog čia daug skaičiukų smulkių, bet norėjau pabrėžti, kad apie 90% žmonių susiduria su dantų problemomis. Tai tame tarpe ir nėščiosiom yra didelė tikimybė, kad gali tekti kreiptis į odontologus ir spręsti problemas susijusias su dantimis. Na, kas riboja tą pagalbą nėštumo metu? Tai iš tiesų yra daugybė mitų apie dantų gydymą nėštumo metu. Daug yra visokių istorijų, kad tai kenksminga, kad tai pavojinga, kad to nereikėtų daryti. Tai tikėjimo mitais pasekmė tai yra iš tiesų blogesnė nėščiųjų dantų priežiūra. Deja, žmogus turi vieną komplektą nuolatinių dantų ir jiems, jeigu įvyksta žala kažkokia tai nėštumo metu ir nėra laiku sureaguojama, tai be abejo, ką tai lemia sudėtingesnį, ilgesnį gydymą ir be abejo didesnius gydymo kaštus. Taip. Toliau, kokie pokyčiai vyksta nėštumo metu, kodėl dažnai nėščiosios skundžiasi dantenų paburkimu, skausmingumu, tai lemia ir tam tikri fiziologiniai dalykai. Fiziologiniai dalykai yra, kad nėštumo hormonai, jie veikia į smulkiąsias kraujagyslės. Smulkiosios kraujagyslės plečiasi, didėja jų pralaidumas ir tuomet skystis, kuris yra paprastai kraujagyslės spindyje, patenka į aplinkinį audinį. Ir patekęs į aplinkinį audinį sukelia paburkimą. Todėl dantenų paburkimas kažkiek tai gali būti sąlygotas ir fiziologinių pokyčių. Tačiau tas nėščiųjų gingivitas arba dantenų uždegimas tai jau yra nebe fiziologiniai pokyčiai, bet tai jau yra problema. Ir šita problema paliečia apie 40% nėščiųjų. Ir šiuo atveju dantenų uždegimas sukelia ne nėštumas, o dantų apnašas ar negydytos dantenų problemos. Ir dažniausiai simptomai tai yra labai nemalonus. Skauda, kraujuoja nuo maisto, kraujuoja nuo dantų valymo ir dantenos atrodo paraudusios ir labai paburkusios. Vėlgi tai nėra tik tai lokali problema, tai nėra tik burnos ertmės problema. Negydomos periodonto ligos yra susijusios ir su tokiom akušeriniam problemom kaip priešlaikinis gimdymas. Todėl to ignoruoti nederėtų ir reikėtų kreiptis į specialistus pagalbos ištikus nėščiųjų dantenų uždegimų. Koks nėštumo poveikis dantims? Turbūt daug kas esate girdėję, kad dantis genda greičiau nėštumo metu, nes vaisius sunaudoja mamos kalcį. Tai yra mitas, nes moksliniai tyrimai to nepatvirtina, nes iš esmės jonizuoto kalcio koncentracija kraujyje nėštumo metu beveik nesikeičia. O iš tiesų lemia visiškai kitos priežastys. Tai pirmas dalykas, tai dažniausiai pasitaikantis nėštumo pradžioje veiksniai susiję su pykinimu ir vėmimu. Jeigu atsiranda vėmimas, be abejo skrandžio rūgštis patenka į burną, jinai neigiamai veikia dantų emalį ir tai gali sukelti dantų problemas. Kitas dalykas yra pykinimas. Pykinimas, jis būna ant tuščio skrandžio dažnai, gali nuo maisto produktų pykinti. Tačiau dažną nėščią pykina dantų valymas. Tiesiog dantų šepetėlis burnoje gali veikti kaip dirgiklis ir tiesiog visą dieną išbuvus su to pykinimu vakare gali nebesinorėti dar pakartoti vieno pykinimo seanso, tai už tai gali pablogėti burnos higiena. Angliavandenių naudojimas taip pat susijęs dažniausiai su nėštumo pradžia, nes
turbūt esate dažnai girdėjusios tokius patarimus, kad jeigu pykina, reikia dažnai užkandžiauti. Taip, tai yra teisingas patarimas, nes, užkandžiavimas sumažina pykinimą dažnu atveju, tačiau paprastai yra užkandžiaujama angliavandeniais. Ir angliavandeniai taip pat gali sąlygoti neigiamus pokyčius burnos ertmėje ir neigiamai veikti dantis. Na ir vėlgi atsiradus jau tam nėščiųjų gingivitui, tuomet kraujuojančios dantenos irgi gali būti priežastis vengti valyti dantis, vengti kreiptis pagalbos ir taip situacija gali dar blogėti ir tiesiog, tai viskas veda į pablogėjusią burnos higieną. Kitos priežastys, vėlgi fiziologiniai pokyčiai, tai yra sumažėjusi seilių sekrecija. Ir kaip jau pradžioje minėjau, kad dėmesys dažnai būna nukreiptas į visiškai kitas problemas ir tuo, tiesiog pamirštama pasirūpinti, tai atsiduria žymiai žemesniam prioritetui ir tiesiog neskiriamas tam pakankamas dėmesys. Labai svarbu yra mityba nėštumo metu, apskritai tiesiog visur bendrai sveikatai mityba yra vienas iš kertinių dalykų. Žmonės dažnai ieško problemų ir tų problemų priežasčių, skundžiasi, kad tas blogai, anas blogai, tiesiog ieškoma kažkokio stebuklingo vaisto, stebuklingo būdo, kaip išspręsti problemas. Labai dažnai yra pamirštama, kad pirmas problemos sprendimo būdas tai yra rūpinimasis savimi. Tai yra sveikas gyvenimo būdas, sveika mityba, darbo poilsio režimas, fizinis aktyvumas. Tai yra tokie labai labai paprasti, bet būtini dalykai, be ko yra neįmanoma gera sveikata. Tai lygiai tas pats ir nėščiosiom. Labai svarbu yra sveika mityba, nes, jeigu mitybos įpročiai yra netinkami, maitinamasi pripuolamai menkos vertės maisto produktais, tai nėščiųjų vitaminų vartojimas čia nedaug ką gali padėti. Tai iš tiesų bendrai, ne tik apie dantis kalbant, tai labai labai svarbus veiksnys ir į šitą tikrai siūlyčiau atkreipti dėmesį visada. O dantim be abejo kenkia saldumynų vartojimas, reikalingas pakankamas kalcio, vitaminų kiekis ir visada svarbu atsiminti, kad mityba svarbi ne tik mamos, bet ir vaisiaus sveikatai. Žalingi įpročiai, rūkymas ir alkoholio vartojimas. Nepavyko rasti mokslinių straipsnių teigiančių, kad alkoholio vartojimas ir rūkymas kaip nors teigiamai veiktų nėštumą. Tai yra tik tai priešingai, kad tai veikia neigiamai ir už tai šių įpročių tikrai rekomenduotina atsisakyti. Alkoholio vartojimas istoriškai jisai buvo kažkada naudojamas kaip tokolitikas, kaip priemonė priešlaikinio gimdymo stabdymui. Tai buvo jo ligoninėje, buvo dalinamos brendžio taurelės, bet tai jau buvo prieš daug metų ir šiuo metu tai yra paneigta ir tikrai yra nenaudojama. Tai tikrai alkoholis ir rūkymas turėtų būti tiesiog nepriimtinas nėštumo metu. Prevencija, pagrindinė profilaktika be abejo tai yra higiena. Tai vertėtų nepamiršti, kad burnos higiena tai nėra vien tik tai įprastas dantų valymas. Labai svarbu yra tarpdančių šepetėlių, vieno danties šepetėlių vartojimas. Apie tai tikrai visada papasakoja burnos higienistės po burnos higienos procedūros ir tikrai verta tų rekomendacijų laikytis, nes tai sumažina problemų riziką. Dantų patikra ir gydymas prieš pastojimą. Jeigu reguliariai tikrinatės, apsilankote pas odontologą, tai be abejo netgi netikėtas nėštumas nebus toksai iššūkis ir tuo metu problemų tikrai nekils. Jeigu ne, tai tuomet, vėliau pasakysiu, kitose skaidrėse paminėsiu, kad tikrai yra galimybių ir nėštumo metu tas problemas sutvarkyti, ypač jeigu jos nėra didelės. Ir reguliari profesionali burnos higiena, tai yra tai, nuo ko reikėtų pradėti, tai jeigu tai darote reguliariai, kas 6 mėnesius, tai yra puikia priemonė ėduonies karieso prevencijai. Ir jeigu sunku atsiminti, tai vėlgi, pavyzdžiui, klinika sveikata jums turi lojalumo programą, kada pacientam apsilankiusiem burnos higieną, jeigu jie nori dalyvauti lojalumo programai, kas 6 mėnesius išsiunčiamas priminimas apie laiką apsilankyti burnos higienai ir kiekvienam pakartotinam apsilankymui netgi taikoma 10% nuolaida. Tai tiesiog turėkite omenyje, arba pačiom galima atsiminti, arba tiesiog prašyti, kad klinika siųstų priminimus, kada jau laikas atlikti burnos higieną.
Na ir jeigu jau taip nutiko, kad susidūrėte su dantų problemomis, tai vėlgi reikėtų planuoti gydymą. Pirmą nėštumo trečdalį iki 14 nėštumo savaitės reikėtų apsiriboti edukaciją ir asmeninę higieną, tiesiog tinkamų dantų valymų. Jeigu ištiko skubios procedūros, be abejo, kai skauda dantį, nepasakysi, kad palaukite iki antro trimestro, nes galite ir nesulaukti. Tai tiesiog tuomet skubios pagalbos priemonės tikrai gali būti taikomos ir reikia jas taikyti. Rentgenogramos, aišku, tik tai išskirtiniu atveju, kada gydymas negalimas be rentgenogramos, tada gali būti atliekama. Dantų gydymas turėtų būti atliekamas antrą nėštumo trimestrą, tada jau čia gali būti taikomas aktyvus gydymas ir planinės dantų gydymo procedūros yra saugios. Tai planinės procedūros tai yra tokios kaip plombavimas, kaip danties šaknies kanalų gydymas. Ir su rentgenogramom vėlgi tas pats, esant reikalui, galima jas atlikti. Planiškai, jeigu tyrimas gali būti atidėtas iki nėštumo pabaigos, tai be abejo geriau atidėti. Ir trečiuoju trečdaliu panašios rekomendacijos kaip pirmuoju, tai vėlgi vengti tų planinių procedūrų, nes tai retais atvejais gali paskatinti priešlaikinį gimdymą. Trumpai dar apie rentgeną noriu pasakyti nėštumo metu, ar tai yra pelė, ar tai yra dramblys, ar verta to bijoti. Tai iš esmės, esant poreikiui, rentgenologiniai tyrimai gali būti atliekami nėščiosiom. Labai svarbus dalykas tai yra, procedūros metu svarbu naudoti apsauginės rentgeno prijuostės. Nežinau, manau, kad visose įstaigose šiais laikais jos naudojamos, nebūna atliekamos rentgenogramos be prijuosčių. O dėl skaičiukų tai tiesiog verta žinoti, kad vaisiui tenka tikrai labai nedidelė apšvitos dalis, kuri tenka mamai. Ir ta radiacinio fono apšvita eiliniam gyventojui yra leidžiama iki 5 milizivertų. Vidutinė tenkanti per metus yra 2,6. Vaisius apsigimimus sukelia gana didelės apšvitos dozės, tai yra 10 grėjų, pirmą trimestrą yra 5 grėjai, o vienas grėjus tai yra maždaug 1000 milizivertų. Tai iš esmės dentalinė nuotrauka iš tikrųjų labai nedidelę apšvitą duoda ir esant reikalui, nereikėtų atlikti, nereikėtų bijoti atlikti, nes tai gali lemti gydymo pasirinkimus ir planavimą. Tai iš tiesų, jeigu reikia, tai gali būti atliekama. Dar kas su dantų gydymu susiję, tai yra antibiotikų naudojimas, nes jeigu yra uždegimas, tuomet gali tekti vartoti antibiotikus. Taip pat noriu pabrėžti, kad kai kurių grupių antibiotikų vartojimas nėštumo metu yra saugus. Ir didesnė problema būtų antibiotikų nenaudojimas, leidimas infekcijai plisti ir galbūt netgi sukelti sisteminius pakitimus. Tai yra žymiai blogesnė situacija negu antibiotiko vartojimas. Anestetikų vietinių skausminamųjų vartojimas taip pat didžiosios dalies yra saugus. Kai kurie gali būti susiję su trumpalaikė vaisiaus bradikardija, tai mepivakainas, bupivakainas, tai reikėtų vartoti atsargiai. Reikėtų apie tai pakalbėti su odontologu, koks vaistas yra planuojamas panaudoti, bet daugelis šių yra saugus nėštumo metu. Nuskausminamieji taip pat gali būti tie vaistai, kuriuos teks gerti dėl dantų problemų. Ir acetaminopenas tai yra paracetamolis. Paracetamolis pats saugiausias pirmo pasirinkimo vaistas nėštumo metu, kuris gali būti naudojamas nuo galvos, danties ar kitokios kilmės skausmo. Paracetamolis yra saugus iš esmės visą nėštumo laikotarpį. Kiti vaistai, toks kaip, pavyzdžiui, ibuprofenas, tai jis irgi retkarčiais galima vartoti, tai trečią nėštumo trečdalį turėtų būti vengiama, nes gali sukelti tam tikrų vaisiaus problemų, tai už tai paskutiniam nėštumo savaitę geriau jo nevartoti. Ir apibendrinant, noriu pasakyti, kad bet koks gydymas dantų, aišku, gali veikti tiek mamą, tiek vaisių. Prieš gydymą turbūt rekomenduotina pasitarti su gydytoju akušeriu ginekologu, jis turbūt nepasakys, kokias odontologinės priemonės taikyti, nes tai odontologo kompetencija, tačiau, jeigu nerimaujate, jaučiate baimę, ar tai saugu, kada tai daryti, tai be abejo galima būtų ir netgi rekomenduotina apie tai pasikalbėti su prižiūrinčiu nėštumo akušeriu ginekologu. Planinės procedūros tokios kaip implantų sukimas, tai tikrai turėtų būti atidėtos nėštumo metu ir jas planuoti tada po nėštumo. Medikamentų vėlgi
vengti reikia tų, kurie gali pakenkti vaisiui. Absoliučiai visų, nereikia tos baimės tokios turėti, kad visiškai nieko nėščiosiom negalima. Dažnai farmacininkai vaistinėje paklausus, ką galima nėščiosiom vartot, sako nieko. Tai nėra tiesa, tiesiog reikėtų įsivertinti, tikrai galima internete rasti informacijos apie vaistų saugumą nėštumo metu ir saugius vaistus galima vartoti nėščiosiom. Na ir aišku, idealiu atveju rekomenduotina dantis susigydyti prieš pastojimą, o jeigu jau pastojate ne visai tikėtai arba buvote apleidus šitą sferą, tai tuomet patogiausias laikas tai yra antras nėštumo trečdalis nuo 14 iki 28 nėštumo savaitės. Tai tiek antrajam pranešimui ir matau, kad turime klausimų, į juos pabandysiu atsakyti. Loreta klausia, norėčiau sužinoti, kokius vitaminus rekomenduojate naudoti nuo antro trimestro. Apie vitaminus konkretaus pavadinimo aš nepasakysiu, tačiau visi vitaminai, kurie yra skirti nėščiosiom, vitaminų kompleksas nėščiosiom, jų sudėtis yra gana panaši, tai iš esmės juos galima vartoti. Negaliu pasakyti, kad tai yra būtina visom nėščiosiom. Jeigu yra sveika mityba, laikomas sveikos mitybos principų, papildai nėra būtini. Tačiau jeigu turite įprotį vartoti vitaminus gyvenime, tai tikrai nėštumo metu galima juos gerti, tik tai rinktis ne vitaminų kompleksą suaugusiam, o specialiai nėščiosiam, kuris tikrai nėra turbūt esminio skirtumo. Ieva klausia, ketonų pėdsakai šlapime, ar reikėtų sunerimti? Nemanau, kad reikėtų sunerimti, nes ketonai gali būti dėl kelių priežasčių. Ketonai gali būti dėl per mažo skysčių vartojimo arba gali būti dėl mitybos ypatumų. Jeigu dietoje yra mažiau angliavandenių, kartais šlapime atsiranda ketonų pėdsakai. Tai iš esmės sunerimti nereikėtų, nebent yra kažkokiu tai gretutinių ligų, pavyzdžiui, nėščiųjų diabetas ten, tai tada galbūt reikėtų vertinti, koks tas ketonų kiekis, bet čia klausimą apie pėdsakus, tai iš esmės turbūt sunerimti labai nereikėtų. Feritino norma 50 ar 150, čia nėščiosios norma ar apskritai, nes darau feritino tyrimą iki nėštumo, koks mėnesis iki nėštumo ir buvo 24. Ar reikia sunerimti, ar galima naudoti kremą su retinoliu? Feritino norma ypatingai nesiskiria ir nėščiosiom tas panašiai rodo geležies rezervą, tai jeigu yra feritinas mažiau 30, jau tikrai reikėtų vartoti geležies preparatus papildomai. Jeigu tarp 50-30, galbūt galima dar palaukti, bet jeigu mažiau 30, jau rekomenduotina būtų vartoti. Kremą su retinoliu, negaliu tiksliai atsakyti tą klausimą, reikėtų pasižiūrėti. Spėčiau, kad nieko tokio, kremas jisai vietiškai veikia, tai manyčiau, kad galima, bet reikėtų pasižiūrėti dėl retinolio poveikio nėštumui. Ketonų pėdsakai jau atsakiau šitą. Agnė klausė, ar saugu lankytis burnos higienai antrą arba trečią nėštumo trimestrą? Taip, saugiausia būtų antrą trimestrą planuoti profesionalią burnos higieną, tai yra saugu ir netgi rekomenduotina atlikti. Ar galite pasakoti daugiau apie placentos pirmigą ir rizikas nėštumo metu? Placentos pirmiga taip aišku yra tokia rizikinga situacija, be abejo, pagrindinė rizika yra kraujavimas, priešlaikinis gimdymas, tai galbūt šitai temai daug laiko šiandien nenorėčiau skirti, tai gali būti kitų pranešimų tema ir kito webinaro metu galite taipogi rašyti klausimus ar elektroniniu paštu, ar į Facebook puslapį ir aš atsižvelgčiau tos komentarus ir tuomet tęsdamas kitus webinarus galėčiau apie tai pakalbėti plačiau. Magnio diasporalis, ar turi įtakos gimdos kaklelio trumpėjimą, ar galima vartoti iki pat nėštumo pabaigos? Taip galima, magnis neturi jokios įtakos priešlaikinio gimdymo prevencijai, jis paprastai vartojamas dėl kitų priežasčių, dėl raumenų mėšlungių. Jį galima vartoti iki pabaigos, tačiau tam, kad sustabdyti priešlaikinį gimdymą, jis neturėtų būti vartojamas, nes tiesiog neveikia. Ar galimas danties šalinimas nuo antro trimestro, ar iš viso negalima? Galima būtų, vėlgi reikėtų įvertinti, kokią riziką tas dantis kelia. Jeigu jis yra neramus, dažnai kartojasi skausmai, tai tada turbūt antrame trimestre būtų galima pašalinti tam, kad išvengti problemų vėlesniam nėštume. Jeigu jis yra ramus ir nesukelia, ten kelis metus nebuvo jokių problemų dėl to danties, tada galbūt geriau būtų atidėti procedūrą. Čia labai priklauso nuo individualios situacijos.
Ar galima skiepytis nuo gripo nėštumo metu? Ne tik galima, bet ir rekomenduotina, nes nėščiosios priklauso rizikos grupė ir akušerių ginekologų draugijos bei Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja skiepytis nėščiosiom nuo sezoninio gripo. Ačiū Simonai už gerą klausimą. Kodėl rašo, kad nesaugu vartoti aspiriną 3 trimestrą? Taip, aš noriu patikslinti savo skaidrėje šitą apie aspiriną informaciją. Tai yra aspirino vartojimas nuskausminimui. Tai yra kita dozė, nes paprastai prevencijai, profilaktikai hipertenzinių būklių preeklamsijos yra skiriama 150 mg aspirino. Tai yra saugu vartoti iki pat pabaigos ir tai yra skiriama. Aš turėjau omeny skaidrėje apie didesnę dozę 500 mg aspirino. Tai iš tiesų aspiriną mažom dozėm yra saugu vartoti. Taip, Vilma Balčiūnė, ar galima nėštumo metu rauti protinį dantį? Tai iš esmės vėlgi tai priklausytų nuo situacijos, kiek jis kelia nusiskundimų. Jeigu tai yra tiesiog netinkamai padėti ir tuo metu nėra skausminis sindromas toks, kad negalėtume su tuo gyventi, galbūt geriau būtų nuslopinti tiesiog skausmą, uždegimą ir palaukti. Geriau būtų tą procedūrą atidėti, nebent tai yra skubi procedūra, kurios nebegalime atidėti. Kada galima nustoti vartoti folio rūgštį? Folio rūgštis iki 12 savaičių. Nuo 12 nėštumo savaičių toliau nėra privaloma vartoti. O kodėl negalima gydyti dantų 1 trimestrą dėl gresiančio peršalimo ar pakenkė vaisiui, kokios rizikos? Iš esmės taip. Tai skaidrėje buvo paminėta, kad jeigu yra būtinoji pagalba, tai jinai gali būti suteikta nesvarbu, kuriam nėštumo trečdalyje. Bet planinės procedūros geriau turėtų būti atliekamos vėliau, antrame trečdalyje, nes bet koks stresas, bet kokia intervencija į organizmą sunku pamatuoti, kokiu lygiu, kiek gali pabloginti situaciją, kiek gali padidinti nesivystančio nėštumo riziką, bet kadangi nesivystančio nėštumo ir peršlydimo rizikos didžiausios 1 trečdalį, tai geriau planinės procedūros atidėti. Ačiū Linai už klausimą. Rytinis vėmimas jau 24 nėštumo savaitę, ar gali būti nuo to, kad teigiamas tyrimas Helicobacter pylori? Sunku pasakyti, gali būti, jeigu yra skrandžio problemos, gali būti ir su tuo susijęs dalykas, ar tikrai su tuo turbūt niekas neatsakys, bet gali būti. Prieš nėštumą jau nešiau breketus, ar galiu jas nešioti toliau? Taip, be abejo, galima jos nešioti toliau, gydymo nereikėtų pertraukti, tik tai su breketais ypatingai svarbi burnos higiena ir čia jau tikrai reikia reguliariai lankytis su ortodontė, aptarti, kokiu dažnumu tai turėtų būti atliekama. Milda klausė, pirmosiomis savaitėmis buvo atliktas peties rentgenas, nenaudotas padukas, nes buvo dar įtarimo dėl nėštumo. Gydytoja paskyrė apsilankymą klinikose, ar verta nerimauti? Žinot, kaip pasitikrinti verta. Vėlgi, kaip jau sakiau, rentgeno apšvita iš tikrųjų vaisiui tenkant yra labai labai maža. Tai turbūt labai mažai tikėtina, kad galėtų būti pasiekta ta kritinė dozė nėštumo metu, tačiau patyrus rentgenogramą yra viena iš indikacijų apsilankyti perinataliniai patikrai, tai tikrai rekomenduočiau apsilankyti perinataliniame centre, vaisiaus echoskopijai, bet labai nerimauti, manyčiau, nederėtų. Kodėl nėštumo metu nerekomenduojama vartoti kalcio papildų? Negalėčiau atsakyti, nežinau, negirdėjau, kad būtų negalima, kalcio papildai kartais būna naudingi, tai manau, kad netiesa, kad negalima vartoti kalcio papildų. Ar gliukozamino, chondroitino, kolageno papildų vartojimas nėštumo metu yra saugus? Taip, čia yra saugu, tie dalykai nėštumui bent jau aš nesu girdėjęs, kad kažkaip neigiamai galėtų atsiliepti. Taip, Inga dėkoja už pranešimą ir antrą kartą atlikus rezus faktoriaus tyrimą atsakymas nerasta. Ar tai rodo, kad vaikas turi rezus tokį kaip ir mano rezus minus, ar visi leisti imunoglobuliną? Nelabai tikslus klausimas, sunku pasakyti, apie ką čia mes kalbam, ar apie rezus antikūnus, ar apie kraujo grupę. Jeigu vaisiaus kraujo grupė rezus minus ir jūsų rezus minus, tai leisti imunoglobulino nereikia. Jeigu yra atsakymas, kad
nerasta antikūnų prieš antirezus antikūnų kraujyje, tai tada reikia leisti antida imunoglobuliną 30-32 savaitę. Tiesiog reikėtų patikslinti, ar tai yra po gimdymo situacija, ar čia dar nėštumo metu situacija. Ieva klausė, iki kelintos savaitės galima naudoti kalcį, nes skauda kaktikaulį. Na, vėlgi, žinot, dubenyje vyksta pakitimai susiję su nėštumu, ten didėja paslankumas tarp kaulų ir ar tikrai kalcis pagelbės toje situacijoje, čia klausimas, mažai tikėtina. Šiaip apribojimų iki kada nėra, gali nors visą nėštumą, bet ar tai bus pagalba, ar tai padės, vargu. Kiek miligramų vitamino galima vartoti nėštumo metu imuniteto stiprinimui? Na, turbūt reikėtų atsižvelgti į rekomenduojamas dozes. Dabar nenoriu pameluoti, man atrodo, 100 miligramų yra rekomenduojama neviršyti dozę. Vitaminas C jis yra rūgštus, už tai gali dirginti skrandį nėštumo metu. Tai tiesiog reikėtų neviršyti rekomenduojamų paros dozių. Jis yra vandenyje tirpus vitaminas, tai jo apsinuodyti neapsinuodysite, tiesiog jisai pasišalins per inkstus perteklius ir tada šlapimo tyrime būna vitamino C randam. Tai tiesiog pasižiūrėti dar kartą rekomenduojamą dozę vitamino C ir jos neviršyti. Taip, dėl antikūnų, tai klausimą patikslino dėl antikūnų, kur apie rezus atsakinėjau, tai tada reikia leisti antida imunoglobuliną.